Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Šiandieną norėjau pakalbėti apie taip vadinamą besąlyginę meilę. Nenoriu teikti, noriu tiesiog pasidalinti savo nuomonę ir pakviesti jūs apie tai pagalvoti, atsakyti savo į tą klausimą ir tuo vadovautis jums kiekvieno jūsų gyvenime. Apie tai kalbu, nes viena moteris sureagavusi komentare į tai, kad mes kalbam apie dažnius, rašo, kad tai lyg skirstimas žmonių ir kad reiškia, mes nepasiekėm besąlyginės meilės. Todėl aš labai noriu apie tai pakalbėti, ar yra besąlyginė meilė ir jeigu yra, tai kur ji yra ir kas ji yra. Pažiūrėkim į tai per matematinę prizmę, ar ne? Nes mes žiūrim į pasaulį kaip į tam tikrą matricą arba programą. Pažiūrėkime, ar ten yra kas nors be sąlygų. Ten yra sąlyga ir tada yra vienoks atsakymas. Yra kita sąlyga, yra kitoks atsakymas. Nieko nėra matematikoje, kas neužduotų sąlygų. Nieko nėra versle, kas neturėtų sąlygų. Prie vienų sąlygų yra bankrotas, prie kitų sąlygų yra klestėjimas ir viskas yra kaip tik dėl sąlygų. Jeigu mes pasižiūrėsim per egzistencinę prizmę, kas tai yra sąlygos ir kodėl jos turbūt yra mūsų žemėje. Todėl, kad mūsų kaip sielos kelionė yra augti vibraciniu dažniu ir tobulėti. Jeigu aplinkoje nėra sąlygų, reiškia nėra skirtumo. Jeigu mes visi besąlygiškai viską priimsim ir mylėsim, mums tiesiog niekur nereiks eiti, mes nematysim skirtumų, mes neturėsim kaip augti. Nes sąlygos tai ir yra jų kitimas tam, kad mes laiptais liptumėm į viršų. Tai ir egzistencinė prasme mūsų buvimas žemėje, jis kažkaip prarastų prasmę, nes jeigu viską priimti, ar ne? Man bendrai šita teorija vėlgi yra supainiota, žinot su kuo? Panašumo principas, tų lygių principas. Žemėje yra vienos sąlygos, aukščiau žemės, ten, kur yra aukštesnis absoliutas, ten, kur yra dieviškas pradas, iš kurio mes ateinam čia mokytis, yra kitos sąlygos. Todėl dažnai žmonės supainioja šios momentus. Pavyzdžiui, jeigu žmonės sako, kad Dievas mus myli besąlygiškai, tai aš ir čia paprieštarausiu, taip nėra. Dievo sąlygos tik yra pasaulio veikimo dėsniai. Jie yra iš to kito lygmens, dabar jau gretinam, ar ne? Žemėje, kaip sakiau, yra vienos sąlygos, ten kitos. Todėl tų tiesioginių, kaip darbdavys sudaro sąlygas arba kitas žmogus kažką tau sako, nėra. Bet sąlygos yra aukštesniam lygmenį. Ir jeigu mes tuos pasaulio veikimo principus, laisvos valios principą, meilės principą, teisingumo principą išduodam, gaunam iš karto atitinkamą dozę. Todėl, kad tai ir yra Dievo sąlyga. Tai Dievas irgi sukūrė sąlygas, kur mes galėtumėm augti. Maža korekcija įnešiu, Dievas tai yra ne bažnyčia. Mano gyvenime bažnyčios nėra, tai instrumentas ir kalbam apie tą šviesą, iš kurios mes ateinam, apie tą aukštesnį pradą. Tai vat pasaulio veikimo principas, principų daug ar ne yra, tai ir yra Dievo sąlygos. Reiškia, nei Dievas mūsų kažkaip myli be sąlygų, tos sąlygos yra visur, o mes, kai pagalvojam, labai bijom tų sąlygų, ne va čia kažkas, mes visi esam skirtingi. Ir tai yra norma, ir tai yra pasaulio judėjimo variklis, ir tai yra buvimas mokinio ir mokytojo, ir atvirkščiai mokinio tapimas mokytoju, ir taip tas sukasi ratas, bet tik su sąlyga, kad yra sąlygos. Tai būkit labai atsargus siekdami tokio besąlyginės meilės jausmo, nes man tai panašu, kad kažkas yra tuščia, kad nieko nėra nieko aplinkui, yra absoliučiai tyla ir tuštuma. Va ten yra
besąlyginės meilės apimtis. Bet kai mes atsirandam čia jau yra sąlyga. Lygiai taip pat, kaip žmonės galvoja, kad siela neturi lyties. Taip, mėlyjeji, siela neturi lyties ten, kol nėra žemėje. Kai tik siela atsirado kūne, ji jau turi sąlygą, ji turi lytį. Todėl mūsų žemiškoje apimtyje viskas turi sąlygas, nereikia bijoti, nereikia matyti skirtumų. Nes jeigu mes norėsim nematyti skirtumų, tai moteris ir moteris nori turėti vaikelį. Sąlygos neišpildo, vaikelis neatsiranda. Jie nori iš kažkur kažką gauti tą vaikelį, ar ne? Tada jie nori gauti iš tų šeimų, kurios gali pagimdyti. Tada atsiranda jau galimybė pirkti galbūt. Pamodeliuokit į priekį. Jeigu mes eisim prie to, kad besąlygiškai, tai besąlygiškai atsirasit tuštumoj. Vėl viskas dings, nieko nebus, todėl kad sąlygos yra visada. Apie tai, kaip pakitus sąlygom turi keistis ir žmogaus nuomonė ir pozicija, pasakysiu vieną pavyzdį iš gyvenimo. Tėvai pasakė savo baigiančią mokyklą sūnui, kad jie jį išlaikys, jis galės pas jo gyventi ir viskuo bus aprūpintas, kol jis baigs universitetą. Tas sūnus sugalvojo, kad mes. Tada išėjo akademinių. Po to vėl pasimokė, vėl neišlaikė, vėl atidėjo, žodžiu, vietoj 4 metų yra 9 metai. Sąlygos pasikeitė. Tėvas ir mama tai galvojo, kad per 4 metus baigs universitetą. Jie nebuvo pasiruošę išlaikyti 10 metų savo suaugusį sūnų, ar ne? Sąlygos pasikeitė ir žmonės turi keisti savo nuomonę. Spąstai yra tada, kada sąlygos pasikeitė, o tu savo nuomonės nepakeitei. Va tada tave užrakino. Taip, kad sąlygos yra labai svarbu, jos turi būti. Ir Dievas mus atsiuntė čia irgi su sąlyga. Ir žinot, aš galvojau, o kas yra visai be sąlygų? Ir kai uždegiau ugnelę, supratau, kad kai pavyzdžiui kas nors nukenčia nuo kito žmogaus, ar tai netyčia avarija, ar tau kas nors stipriai sutrenkė, kad ir netyčia, tu iš karto į tą žmogų taip impulsyviai, po to ne, bet iš pradžių tu impulsyviai sureaguoji ir tu supyksti ant jo. Ir aš pagalvojau apie ugnį. Aš kartais dėdama malkutę nusideginu pirštą ir niekada man nekilo pykčio ant ugnies. Aš visada pagalvojau, kad nevykus vėl neužsidėjau pirštinės arba dar kažko nepadariau. Ir va tie dalykai, kurie yra aukščiau, mes galime mylėti besąlygiškai Dievą, kuris su mumis čia tiesioginio kontakto neturi. Mes galime mylėti ugnį besąlygiškai, todėl kad iš jos ateinam, į ją ir išeinam. Bet visa tai, kas vyksta tapatumo principų su mumis, viskas turi sąlygas, mėlyjeji. Kviečiu apie tai pagalvoti, kviečiu neįpulti į aukštų materijų klystkelius. Geriau paklausyti, ką jaučiat viduje. Ir jeigu aš šiandien pasakiau kažką tokia aktualia tema netinkamai, tegul tai sudegu ugnyje, gal todėl aš tą ugnelę šiandien ir užsidegiau. O jums gražaus sekmadienio ir švarių minčių. Ačiū.